Jums matyt teko girdėti apie YouTube arba Google algoritmus. Tai yra tam tikros žinios, kurios padeda gauti geresnių rezultatų. Tiek Google, tiek YouTube neatskleidžia savo algoritmo ir žmonės tiesiog analizuodami duomenis bando jį suprasti. Likimas, tai yra realūs įvykiai, kurie vyksta mūsų gyvenime, taip pat turi savo algoritmą ir taip pat yra tam tikros taisyklės, kurios padeda gyventi geriau arba gyventi prasčiau. Pradėkime nuo konkrečių pavyzdžių. Mano video visi pavyzdžiai yra arba iš terapinės praktikos, arba šiaip iš žmonių elgesio stebėjimo. Taigi važiuoju su taksistu, kurį viskas erzina. Šita mašina ne ten yra sustojusi, ten kažkur žmonės ne vietoj pereidinė ir panašiai. Tai yra labai daug situacijų, kurios kabina šitą taksi vairuotoją. Jūs sakytumėt, normalu, jisai daug valandų yra dirbęs, vairuoja ir viskas jį erzina. Tačiau lygiai taip pat teko važiuoti su kitokiais vairuotojais, kurie važiuoja ramiai, kurie ramiai apvažiuoja kažkokią tai kliūtį, ne vietoje sustojusią mašiną ar ne vietoje kažkokius pereidinėjančius gatvę žmonės. Jis visiškai ramiai visą tai priima. Kodėl vienus žmonės kabina, kodėl kitus ne? Dar kitaip pasakykime, kodėl vienų žmonių gyvenime yra daugiau tokių įvykių, kurie juos kabina, o kitų žmonių gyvenime tokių įvykių žymiai mažiau. Kitas pavyzdys iš realaus gyvenimo. Pažįstu žmogų, kuris nuolat susiduria su neteisybė ir kovoja su ją. Jau nuo studijų laikų iš jo buvo paimtas jo diplominio darbo projektas. Faktiškai jis dėl to nebaigė tam tikrų studijų. Vėliau, dirbant, darbdavys pasisavino vėlgi jo projektą, pinigus, kuriuos šitas žmogus sugebėjo gauti per projektinę veiklą. Bendraujant su vietinė valdžia, taip pat šitas žmogus patiria neteisybės situacijas. Net ir kažkokiose smulkiose, nedidelėse situacijose jisai visur susiduria su neteisybė. Ar tai yra tiesiog atsitiktinumai, ar tai yra dėsningumai. Kitas pavyzdys apie kaltę. Turėjau klientę, kuri nuo pat mažų dienų visuomet pakliūdavo į situacijas, kur būdavo kalta. Iš tikrųjų buvo neįtikėtina klausytis, kaip žmogus gali tiek daug kartų gyvenime būti kaltininkas kažko. Kaip suprantat, mes kalbam apie tai, kad kiekvienas žmogus susiduria su tam tikro tipo situacijomis ir išgyvena tam tikras emocijas. Tai yra pirmas mūsų pavyzdys, nuolat patyrė susierzinimą, pyktį. Antru atveju tai buvo neteisybė, noras kovoti su ta neteisybė, nuoskauda. Trečiu atveju tai buvo kaltė. Ir tai nėra vien tik šitie pavyzdžiai, mes lygiai taip pat galim surasti pavyzdžių apie, tarkim, nerimo, baimės situacijas, apie pavydo situacijas ir panašiai. Bet manau, kad atėjo laikas truputėlį įnešti teoretinio apibendrinimo apie visą tai. Tai kaip jaučiate, kad galbūt tai nėra tiesiog atsitiktinės situacijos, bet jos yra išprovokuojamos paties žmogaus. Jeigu tiksliau sakyt, žmogaus vidinių savybių. Tai yra žmogus nešiojasi savyje tam tikrą emocinę energiją, pavyzdžiui, nuoskaudos energiją, kuri ieško kur realizuotis, materializuotis. Ir jinai materializuojasi situacijose, kuriuose žmogus patiria neteisybę ir patiria nuoskaudą dėl tos neteisybės. Taigi mes nešiojamės kiekvienas savyje tam tikrą emocinį užtaisą, emocinį potencialą, bet mes apie jį nieko nežinome tol, kol nesusiduriam su tam tikrom situacijom. Tiksliau, jų neiššaukiam ir nepritraukiam į savo gyvenimą. Ir tada kyla klausimas, o kam reikalingas toks sudėtingas psichinės energijos mechanizmas? Kodėl mes turime kentėti? Sako, aš turiu polinkį į nuoskaudą, bet kodėl aš turiu kentėti nuo šitų situacijų, kur mane skriaudžia?
Toks yra visatos mechanizmas ir todėl šitą video aš ir pavadinau likimo algoritmai. Tai yra apie tai, kad likimas mums duoda susidurti su pačiais savimi, tai yra su ta psichinė energija, kuri yra mumyse. Ir jeigu jinai yra neadekvati, jeigu jinai yra destruktyvi, tai iš tikrųjų jinai realizuojasi tokiuose situacijose, kur mes patiriam skriaudą, neteisybę, kažkokį neadekvatų kitų žmonių elgesį, nelogišką elgesį ir taip toliau. Ir tikslas yra tiesiog išmokti gyventi be šitų destruktyvių reakcijų. Toliau kalbame apie traukos dėsnį. 42 metų klientė pasakoja apie buvusio vyro persekiojimą. Persekiojimas tęsiasi po skyrybų, lygiai taip pat buvo psichologinio smurto ir šeimoje. Terapijos eigoje keliant klientės gyvenimo įvykius paaiškėjo, kad jinai tokį patį požiūrį patyrė tiek iš tėvų, tiek iš senelio, tiek iš savo artimiausios aplinkos. Apibendrinant visų moterų, kurios patiria smurtą, galima pasakyti, kad tai yra tam tikro menkavertiškumo, kurį jos nešiojasi savyje išraiška. Ir vyrai, kurie smurtauja, aš jų neteisinu, bet jie tiesiog sugrąžina tą požiūrį, kurį moteris nešiojasi pačios į save. Beje, smurtas dabar būdingas ne tik moterims, ne tik moteris patiria, bet ir vyrai lygiai taip pat patiria iš moterų smurtą. Viena klientė pasakojo apie savo neadekvatų norą, kaip jin sakė, užvaryti ant vyro. Jinai jautė vyro menkavertiškumą ir jai norėjosi nuolat jį menkinti ir žeminti. Ir jinai pripažino, kad tai yra neadekvati reakcija ir jinai visiškai nenorėjo to daryti, bet kažkokia jėga tarsi ją stūmė link to. Taigi mes kalbame apie tai, kad kas yra viduje, tas ir išorėje. Panašus traukia panašų. Traukos dėsnis mums padeda per išorinių įvykių problematiką susidurti su pačiais savimi. Terapijos metu mes iškeliam šitos įvykius, kurie kartojasi kliento gyvenime ir leidžiam jam vėl iš naujo patirti tą emociją, susipažinti su tą emociją, kuri yra kūrėja šitų probleminių įvykių. Po truputėlį ištirti savo giluminius įsitikinimus, nuostatas, tikėjimus, kurie ir sukelia tokią emocinę reakciją. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi polinkį į nuoskaudą dėl neteisybės, klientas mokosi tiesiog priimti tas situacijas. Tol, kol jam nepavyks priimti tos neteisybės be pykčio, tol neteisybės situacijos kartosis. Tuomet dažnai žmonėms kyla klausimas, o kodėl mes turime priimti tas neteisybės situacijas. Taip, jeigu mes galime jas keisti, mes mokomės jas keisti, bet labai dažnai situacijos būna tokios, kurių mes negalim pakeisti. Mums belieka tiesiog mokytis jas priimti. Taigi terapijos metu mes tiesiog mokomės susipažinti su savimi ir su savo destruktyviom reakcijom ir po truputėlį iš jų išsilaisvinti.